Sveiki, bičiuliai! Tai praeitą savaitę paklausiau jūsų klausimo apklausoje, kurį stiprintuvą pirmą remontuojam, apie kurį filmuojam video. Tai spėkit, kas laimėjo. Tikriausiai jau numanot. O taip, tai laimėjo šis purvinasis bičiulis, kuris sulaukė daug piktų komentarų. Na, žinoma, ir gerų sulaukė. Tai šiandien filmuosime video apie Sensui, pažiūrėsime, kas šio stiprintuvo viduje, valysime jį ir, žinoma, bandysime suremontuoti. Nepažadu, kad pavyks suremontuoti, bet dėsiu visas didžiulės pastangas. Noriu pats išgirsti šį stiprintuvą, o po to žiūrėsime, ką su juo darysime. Ar paskelbsime konkursą ir kažkas iš jūsų jį laimės, ar atgulsis į mano kolekciją. Tai toks laukia šiandien video. Kam patinka mano kuriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą. Prie projektų galite prisidėti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. O dabar važiuojam! Apžiūrim dar kartelį šį stiprintuvą iš arčiau. Kaip matote, tikrai purvinas, viskas autentiška, niekas nedaryta, tikrai dangčio nebuvau nukėlęs. Na, kaip matote, AU555A. Na, pažiūrim, kas iš galo matosi. Ir eisim, atliksim dabar minimalų valymą. Ir eisim, aišku, prie įdomiosios dalies nukelinėsim dangtį. Na, kaip matot, lentelė yra pagamintas Japonijoje, Tokijo. Gale turi 2 poras kolonėlių išvesčių. Galima naudoti kaip pirminį, kaip galinį. Na, patefonai 2 jungiasi. Tuneris ir auksas. Einam, apvalysim ir žiūrėsim, ką rasim viduj. Nešdamas jį girdėjau, kad kažkas barška, tai gal rasim kažkokių dovanų. Kaip galvojat? Ar rasim nušaudytų tranzistorių krūvą? Stiprintuvą šiek tiek apvaliau, tai kaip matot, vaizdelis tikrai keičiasi ir tikrai neatrodo tai blogai. Aišku, reikės ištiesinti šitas rankenėlės, na, bet čia tikrai, manau, nenulūš. Jeigu nulūš į sieną, eisiu remontuoti. Na, kas krito man į akis, išėmus, aišku, čia dar nevalyta niekas. Visos šitos detalės, kaip matot, ištekinta, išfrezuota, viskas iš tikro aliuminio. Ir naudota, kaip matot, medžiagos, tikrai tais laikais niekas nieko netaupė. Viskas kokybiška, fiksavimas, matot, po 2 varžtelius. Tikrai kokybė. Šiais laikais tokios kokybės už mažą kainą nebebūna. O tais laikais tai buvo tarsi taisyklė, kad jeigu darai, daryk viską gerai, kokybiškai. Na, norėčiau, kad sugrįžtų šitie laikai. Dabar jeigu pagamina tokio lygio produktą, tai jo kaina siekia 5000 ir daugiau. Na, šitie tokie va selektorių, tų kojelių dangteliai nėra tokie labai kažkokie super kokybiški, paprasti, bet irgi aliuminio apvalkalas tikrai atrodo kokybiškai. Tai dabar eisim, atsuksim patį dangtį, šiek tiek apsivalę, aišku, čia jeigu restauruosiu šitą medį, tai visai bus kitas vaizdas. Tikrai apsivalę, tikrai, manau, bus įmanoma jį prikelti antram gyvenimui. Aišku, pažiūrėsim, ką rasim viduje, kokie tranzistoriai. Jeigu bus sudegę daug dalių, tai gali visaip pasibaigti šis remontas. Tadadadam, tadadadam. Na, atėjo iškilminga akimirka ir pirmą kartą pažvelgsime, kas šio Sensui viduje. Na, nukeliame dangtį, sukti varžtai. Štai pirmas vaizdas, išėjo vintažinį Sensui. Ką mes matome? Na, kaip matau, kondensatoriai panaudoti Elna. Tikrai ganėtinai kokybiški tiems laikams. Transformatorius irgi dengtas, kaip matot. Tranzistoriai galiniai irgi yra apsaugoti su šildu. Tai nuimsime šią apsaugą, patikrinsime iš pradžių tranzistorius. Įdomu, kokie tranzistoriai yra originalūs ar neremontuoti. Mažieji tranzistoriai, kaip matau, pirminio stiprinimo yra irgi metaliniai. Na, irgi tikrai, kas indikuoja, kad šis stiprintuvas yra tikrai labai senas. Na, šitie kondensatoriai, mano manimu, kiek esu susidūręs, bus tikrai išdžiūvę. Šitie va.
Tai pažiūrėsime, ar pasitvirtins mano spėlionės. Dalių tikrai nedaug, labai, na, kas žinote, kad aš esu kiek sakęs, kad tiesesnis kelias, kuo mažiau dalių, tuo geresnis garsas. Tai ko gero šitam stiprintuvui visos šios taisyklės galioja. Tai tikriausiai, jeigu jį išeis išbandyti, tai tikrai turėtų, manau, labai gerai skambėti. Na, aišku, po visų servizavimų. Bandysime dabar pratikrinti komponentus ir paleisti jį, aišku, atlikti visus pramatavimus, kad paskiau nebūtų, kad sudegini tranzistorius paleidęs. Gal ir pasiseks šiame video išbandyti. Einam dabar pirmą pasitikrinsim šituos galinius tranzistorius. Radau radinį beardydomą stiprintuvą. Tai norit pamatyti, kas barškėjo šiame stiprintuvė. Milžiniška adata. Nu tokia didžiulė. Nežinau net kam buvo tokios naudojamos. Tai va, priežastis. Pasirodo, jokių detalių atsilaisvinusių, nutrūkusių nieko nėra, o barškėjo ši adata. Baigiu prasardyti apatinę dalį, tuo apžiūrėsime, ką matome apačioje. Na, žiūrėsim, ar nėra kitų kažkokių defektų. Žvilgsnis iš apačios, tai dabar pakomentuosiu, kodėl būtent šis stiprintuvas turėtų labai gerai skambėti. Matote tranzistorius galinius, tai yra Hitachi tranzistoriai. Hitachi gamino savo gerai pagarsėjusius, kas žinot, galinius stiprintuvus, irgi su valytuvais. Tai jeigu neklystu, buvo naudojami šitie ar panašus tranzistoriai, tai Hitachi tikrai tranzistorius moka gaminti, tai dėl to, manau, šis stiprintuvėlis turėtų labai gerai skambėti, jeigu aišku jisai veiks. Saugikliai, plika akimi, kiek apžiūrėjau, matosi, kad nėra perdegę. Čia yra išėjimų tranzistoriai kanalų. Apatinė dalis, kaip matote, plokštės, irgi nesimato kažkokių didelių defektų. Tai eisim dabar apžiūrėsim potenciometrus visus. Pražiūrėsim, nuliutuosiu laidus, patikrinsiu, na, kondensatorius, jeigu bus viskas ribose normaliuose, tai tikrai, manau, pavyks išbandyti šį stiprintuvą. Pačiam labai įdomu, nes tokių senų sensujų ant mano stalo dirbtuvių nėra dar buvę. Pasidariau tokią dėžutę, tai čia naudojamas valymui yra spiritas, paprastą techninį spiritą naudojau, užmerkiau, uždariau dėžutę, palaikiau apie 15 minučių, dabar turiu tokį škurliuką, su tuo škurleliu valau, na ir žiūriu, jeigu viskas bus gerai, taip ir nuvalysiu, o jeigu ką, turiu agresyvesnės chemijos, naudosiu ją. Tai vad, galite techninę spiritą naudoti, jeigu bijote, kad kažkas ištirps, kažką pažeis. O jeigu ne, tai kažkada ateityje atskleisiu, ką naudoju, tokių kitokių šiek tiek paslapčių. Prie sensujaus plušų nušilę šiandien. Na, atlikau nemažai tikrai valymo darbų, išvaliau visus reguliatorius. Kaip matėt, priemonės buvo naudojamos paprastos. Šis mažylis mane tikrai nustebino, viduje neradau labai daug komponentų, tai atitinka mano filosofiją, kad kuo mažiau dalių, kuo tiesesnis kelias, tuo geresnis garsas. Tai tikiuosi antroje video dalyje išgirsime būtent labai gerą garsą ir jis mane nustebins. Filmuosime, aišku, dar vieną dalį, kadangi daug dar darbų laukia mūsų, reikia patikrinti kondensatorius, kitus komponentus, na ir žinoma, tada bandyti atlikti audio testą, jeigu neišlys kažkokių nenumatytų gedimų. Na, galvojau tikrai, kad pradarysime dangtį, rasiu kažką sudegusio ir tikrai nusivilsiu, bet kuo toliau dabar dirbu prie šio mažylio, matau, kad tikrai, manau, kad pavyks jį užkurti ir paklausyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, kam patiko šis video, nepamirškite parašyti komentarą, paspausti laiką, o projektus galite paremti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. Na, iki susitiksime kitoje dalyje.